Turiu 4 centus, reikia 7. Noriu pirkti degtuką. Einu į lošimo namus lošti. Lošiama mėtant monetą. Jeigu atvirsta skaičius, aš monetą prarandu. Jeigu atvirsta herbas, aš monetą gaunu. Herbas gaunu ir aš nustosiu lošti, kai įgysiu 7 centus. Aš taip pat nustosiu lošti, jeigu prarasiu visus savo pinigus. Štai taip vyksta lošimas. Lošiau ir prasilošiau. Tiek to. Kam man tas degtukas? Juk nerūkau. Kam leisti dūmus iš burnos, jei garvežiai tai daro geriau. Prasilošęs užsiimsiu mokslu. Kokiagi tikimybė lošiant iki 7 centų ir pradėjus su X dydžio kapitalu prasilošti. Pažymėkime prasilošimo tikimybę Px. X gali įgyti reikšmes nuo 0 iki 7. Dvi reikšmes žinome. Jeigu atėjome lošti nieko neturėdami, vadinasi jau prasilošėme, taigi tikimybė prasilošti yra 1. Jeigu atėjome turėdami norimą sumą, tai lošti nepradėsime, vadinasi prasilošti tikimybė yra 0. Jeigu pirmajame metime moneta atvirto herbu, tai mes savo kapitalą padidiname ir dabar galime galvoti, kad lošimas prasideda tarsi iš pradžių ir prasilošimo tikimybė yra Px+1. Jeigu atvirtos skaičius, mes 1 centą praradome ir tikimybė prasilošti dabar yra Px-1. Tarkime, moneta atvirsta herbu su tikimybė P, o skaičiumi su tikimybė 1 minus P. Pasinaudoję pilnosios tikimybės formulę, tikimybę prasilošti pradedant su X centų lošimą galima užrašyti štai taip. Jeigu moneta yra simetriška, tai abi tikimybės yra vienodos. Tokiu atveju prasilošimo tikimybę galime perrašyti štai šitaip. Savo ruožtu šią lygybę galime perrašyti štai taip ir įsižiūrėję padaryti išvadą, kad seka prasilošimo tikimybių yra aritmetinė progresija. Kadangi seka yra aritmetinė progresija, tai galime užrašyti bendrojo nario formulę. P nulinis yra žinomas. 1 lieka rasti D. Tačiau mes žinome dar vieną reikšmę. P nuo 7 yra 0. Įstatę x lygus 7, įstatę šitas dvi reikšmes, mes gausime, kad aritmetinės progresijos skirtumas -1/7 ir štai gauname prasilošimo tikimybę. O kaip skaičiuoti, kai moneta nėra simetriška? Tada prasilošimo tikimybės išraiška tokia. Padarykim štai ką. Vienetą užrašykim kaip tikimybių sumą. Taip, čia įrašykime kaip daugiklį ir pertvarkykime lygybę.
Lygybę galime pertvarkyti štai taip. Dabar padalinę abi pusės iš P mes matome, kad šitie skirtumai sudaro seką, kuri yra geometrinė progresija su vardikliu Q dalinta iš P. Tarkim, pažymėkim tą vardiklį R. Dabar geometrinės progresijos narį pagal bendrojo nario formulę galime užrašyti šitaip. Jeigu susumuosime šiuos dydžius, tai gausime ir prasilošimo tikimybę minus P nuo 0, kuri lygi reikšmė vienetui. Tačiau kita vertus, sumuodami pagal geometrinės progresijos sumos formulę, šią sumą galime išreikšti štai taip. Taigi, prasilošimo tikimybę užrašėme štai tokiu būdu. Ir vienintelis nežinomas dydis dešinėje pusėje yra delta 1. Tačiau šį dydį mes galim sužinoti pasinaudoję tuo, kad kai x lygu 7, tai mes turime prasilošimo tikimybę nulinę ir štai gauname lygybę, iš kurios galime rasti delta 1 ir gauti galutinę prasilošimo tikimybės išraišką. Palieku pabaigti jums, kam įdomu. Na, o dabar tiesiog paloškime. Taigi lošime palankų mums lošimą. Turime 20 centų, norime 30 centų, o laimėti centą metus monetą tikimybė yra 51/100. Taigi pradedame. Taip, gali tekti ilgokai palošti, todėl truputį pagreitinkime vyksmą. Ir štai mes laimėjome norimą sumą po 75 lošimų. Dar kartą, šį kartą greičiau, po 16, šitą kartą teko net 758 kartus mesti monetą, kad gautume norimą sumą. 606 lošimus teko atlikti, taip toliau. Na, jeigu norėtume ne 30, bet 50, o turėtume, pavyzdžiui, 30 centų. Norim 50, turim 30. Ir vėl lošiame. Po 606 lošimų įgyjame norimą sumą. Dar kartą ir vėl pasisekė. Tačiau dabar prasilošim. Įgyjam, prasilošiam ir taip toliau. Šiek tiek dažniau, žinoma, išlošiame negu prasilošiame, nes lošimas yra mums palankus, tikimybė šiek tiek dažniau atvirsta ta pusė, kuri mums duoda 1 centą.